Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Grybaujama nuo seno visoje Lietuvoje. Tačiau tik Varėnos krašte, Šilinių dzūkų teritorijoje, ši tradicija tokia išskirtinė. Turtinga ne tik ūkinės veiklos žiniomis, bet papročiais, tikėjimais, apeigomis, įgijusi savitas raiškos formas, formuojant ir palaikanti ypatingą, pagarbų dzūkų santykį su juos supančia aplinka mišku. Šiliniai dzūkai vadinami, nes gyvena miškuose, aplink miškus, šalia miškų, šilai visur nuo Valkininkų iki Druskininkų, ribojantis Čepkelių rezervatų ir Merkio upei, tai yra Šilinių dzūkų teritorija. Dar kitaip vadinama ir Pieskinų dzūkais. Tai būtent tas dirvožemis ir lėmė, kad auga čia šilai, auga pušynai, sako pušalas, ir dėl to neturtingas dirvožemis savo našumu, bet užtat turtingas miškais ir grybais. Taigi jiems teko ne žemę tiek daug dirbti, o eiti į miškus ir rinkti grybus ir uogas. Aš tol ramiai būnu, kol negirdu, kad jau padygo grybai. Apie grybų vartojimą Lietuvoje kalbama jau nuo 14 amžiaus. Jų reikšmė ir poreikis, kaip vertingo maisto produkto, dar labiau išaugo krikščionybė įvedus pasninkavimą. Na, o ryškiai grybavimo tradicijai formuoti Šilų Dzūkijoje padėjo ir 19 amžiuje išplitęs prekybos tinklas. 1912 metais čia buvo Italų įsteigta gamykla grybams džiovinti ir supirkti. Tai jie samdydavo tuos žmonės, kad jie jau buvo pabuvoję Amerikoje kaip vertėjus, ir tie grybai buvo garsus, nes jie iškeliaudavo ir į tuo metu vadinamą Leningradą, Sankt Peterburgą, į Maskvą pasiekdavo, Varšuvą. Tas geležinkelis sudarė sąlygas grybams, dzūkiškiams, dzūkų Šilų grybams keliauti toli. Tai buvo puikia galimybė užsidirbti, nes žemė buvo tiek nenaši, kad vos iki Kalėdų užtekdavo savo duonos. Tai natūralu, kad grybai buvo kaip duona, atstodavo duoną. Jie iš to pragyveno, tai buvo tiesioginis jų pajamų šaltinis. Vietos žmonės nuo senų laikų labiausiai vertino baravykus ir voveraites. Žydai masiškai supirkinėdavo lepeškas. Lenkų ir vokiečių okupacijos laikotarpiu renkamų ir parduodamų grybų asortimentas gerokai įsiplėtė. Dzūkai daug labai grybų nepažįsta rūšių, jiem to nereikia. Jiems visada užteko pagrindinių grybų, tai baravykų. O lepeškos jau buvo, kaip sakė, žydauskas grybas, žydai supirginėjai, jie nekirmyja, tai dėl to lepeškų būdavo pilni miškai, kaip sakydavo jas, nor dalgi šienau. Tai atvažiuodavo su vežimu, insidėdavo tenai arba tuos didelius kašikus jau nupintus, arba, kaip ir paskui vėliau, tai su baleikom, ir prikraudavo pilnų tų vežimų ir veždavo. O kaip buvo jau laikai, kai vokiečių okupacija, tai jie, kai pamatė, kiek čia grybų miškuose, tai jie puolė, net išdalino jiem kvotas šeimom, kiek tu turi surinkti grybų, ir jie turėdavo atnešti tuos visus kitus, tas būdes vadinamas, kaip dzūkai vadina, tie, kurie jau neverti niekam grybai. Tai nuo to paskui ir vokietukus pradėjo jau rinkti, nes vokietukai ir dėl to, kad panašus į vokiškas kepures, bet ir dėl to, kad vokiečiai labai pradėjo juos supirkinėti. Sakoma, kad šiliniai vos gimė, o jau grybaut smoka. Jeigu eina grybaut, sako, tai tikrai nieko kito, bet tiesiog tik baravykų rinkt. O jeigu eina lepeškaut, voveraitų rinkt, tai ir taip ir sako, lepeškaut eina. Ir dėl to ir grybų
tos vietos, kur grybai dygsta, tai yra grybijos, o tos vietos, kur lepeškos dygsta, tai yra lepeškynai. Zelionkauts vėl eina zelionkauts. O pačias pirmas šmarškas, kaip eina rinkti, bobausius, taip vadinamus, jas jau eina šmarškauts. Arba, kaip Marcinkonyse pasakytų, tai smarskauts. Lepeškynai, tai kur va žalių samanus, o grybai tai va po tokias šiškelas, zirvau tokias drūtumėlas. Ir kaip ataini, kaip kur jau žmogaus nepereita, o padygi juoda galvai, tai taip smagu grybai rinkti. Grybus šilų dzūkai renka į ant pečių nešiojamas balaninės kašelas. Iš pušies balanų sumaniai supintas lengvas ir talpus krepšys kašelė buvo ypač reikšmingas atributas šilinio dzūko gyvenime. Kašelį labai džiaugdavosi pirmą gavę jau kai nupirkdavo arba padarydavo. Paskui jau labai šienavodavo, kai jau ją naudodavo, atsirinkdavo kokio dydžio. Pirmiausia su mažesnė eidavo, tada didėjančiai jau. Ir galiausiai jau jei lepeškų važiuodavo, tai jau su tokiais kašikais. Nuveini su kašalu didelį, prisranki ir paskiau dar skepatų didelį paėmi. Tai dar tų skepatų suriši ant kašalais, susidėdži ir parnešiant 25 rublių. Būna jai kašalai ir dar skepata pririšta viršun. 25 rubliai būna. Užsidirbė. Grybai Šilų Dzūkijoje renkami nuo balandžio mėnesio iki užsnigimo. Baigus sezoną įprasta atsisveikinti su savo grybijomis ir mišku, simboliškai užlaužiant pušies šakelę. Pradeda nuo šmarškų, nuo bobausių, pirmi pavasariniai grybai, bet jų šiliniai dzūkai nevalgydavo visiškai. Yra iki šiol dar net neragavusių ir griežtai atsisakančių ragauti. Tai va tos šmarškos, kai jau praeina, tada laukia pirmų pačių grybų. Tai seniau būdavo patys pirmieji mojiniai vadinami, gegužės mėnesį pasirodantis. Nu ir jau tada kaip sako, ant rugių plaukimo pasirodo, o patys grybai ant žolinės ar ant rokaus. Tai žiūruose net gražiai tuos grybus, diktančius apie tų laikų, pavadydavo rokuciais. Kitas etapas buvo rudeniniai grybai. Tai tie rudeniniai grybai jau buvo svarbesni, tokie jau apie bulvių kasimų, po bulvių kasimo dar irgi rinkdavo. Ir iki tol, kol užsninga. Jis sakydavo, netgi randa jau inšalusius tuos paskutinius. Tėvai vesdavos nuo mažumės, būdavo prikelia ryti. Va dar rudenį jau šalna būna, gelia nagus, o varo miškan grybauti. O ateini grybas inšalus. Kilusi iš pradinio poreikio prasimaitinti ir praktinių paskatų užsidirbti, šilinių dzūkų grybavimo tradicija ilgainiui įgavo apeiginių bruožų. Įvairiais veiksmais, ritualais mėginta su grybais užmegzti ryšį ir užtikrinti grybavimo sėkmę. Jau per pačias kalėdas stebėdavo aplinką, tai žiūrėdavo, ar ant tvorų sniego yra tokios kaip kepurėlės. Jeigu yra, tai tada jau bus grybų. Ar ant lado tokie kaip burbulai šokiai, vėlgi ant grybų ženklas. Ar musiukės ant sniego, kaip jie sako, buržukai ant sniego, jei yra, vėl bus ant grybų ženklas. Ir netgi turėdavo dienas, per kurias stebėdavo, koks yra oras ir tada atsiskaičiuodavo, kada prasidės dygimas ir galėdavo tikslę datą pasakyti, kada ten kokį birželį pradės grybai dygti. Ir atspėdavo. Jau kapiniai einame į mišką, tai persižagnojam ir jau Dievą padėk, kad rastum daug grybų. O jau džiaugsmas, kad randi baravyką. Ai. Žinai, ką vaikai, tai grybai, iškiškit nosį. Grybai, iškiškit nosį, jaugi darant ir po kupstelių paskavotus tuos grybus, tai eini ir prašai. Sako, jeigu tas, kuris daug grybauna ir gerai randa grybų, tai jei to pėdomaisi, tai gali jo biškį sėkmės gauti. Arba jeigu iš jo kašelais grybų nuvoksi, tai vėlgi gali gauti šiek tiek tos dalios ant grybų, kaip jie sako. O grybų karalius
Tai jau tokis, katras eina ir grybų net kupstelin ar kapelin, kaip jie sako, dar neišlindus iš po samanos randa. Norint išlaikyti grybus žiemai, juos džiovindavo, žaliuokes, vadinama zelionkas, raugdavo ar sūdydavo. Buvo laikai, kai džiovintų grybų vainikai dzūkai mokėjo duokles dvarams. Dauguma grybus iki šiol džiovina duonkepėse krosnyse, o seniau netgi specialiai įrengtose džiovyklose. Tai būdavo didžiausias skanėstas, tas zelionkos raugtas. Bet didžiausia dalis būdavo džiovintų baravykų, džiovintų grybų. Tai tuos džiovinamus grybus jų būdavo tiek daug, kad kartais net neužtekdavo pečiaus. Pečius specialiai statydavo didelius tuos duoninius, kai sako, ar kiti net pavadina grybiniais tais pečiais. Bet kai būdavo daug grybų, tai net naudodavo pirtis džiovinimui. Ir šiaip pirtis, o Zervynų, Mančiagirėse net specialius tam pastatus statydavo, tas tokias žeminės pirtis, kaip vadindavo grybų džiovyklos bunkeriai. Tai tokių pastatų niekur Lietuvoje nerasim. Tai yra visiškai unikalu ir ką įrodo tikrai, kad ta tradicija buvo labai svarbi šituose kraštuose ir išvystyta labai. Nors šiliniai dzūkai iš miško pelnėsi, darna tarp ūkinės žmogaus veiklos ir gamtos vyravo šimtmečius. Ją iki šių dienų išsaugojo senųjų kaimų gyventojai. Grybai ir buvo vadinti Dievo dovana, Dievo rasa arba uradzojum. Tai jeigu geras yra uradzojus, tai Dievo rasa, tai ir turima omeny tas derlius, kurį Dievas skiria, nes arba yra, arba ne. Pamatytas grybas jis jau neauga, jau tu jau neimsi mažutuko. Nu tai matai, kad jau ta.